Taip kad šitoje vietoje jūs turite atsiskirti, išeiti iš tų idėjų, kurių esat prisigaudę, palikti vyrą ramybei ir pradėti dirbti su savo atsiskleidimu, jeigu jums to reikia. Jeigu jūs jaučiatės, kad kažkur esat neatsiskleidusi, kažkur liktai trūksta, trūkumą jaučiat kažkur, tai ieškokit ne išorėje, su kuo tą trūkumą užkišti, o savo viduje. Jūs turite pamatyti, ar iš tikrųjų jūs turite trūkumą, visų pirma, ar iš tikrųjų man ten kažko trūksta, ar iš tikrųjų aš esu kažkokia netokia, kokia turėčiau būti ir panašiai, o gal aš viskas su manim tvarkoju ir iš vis. Ir su mano kūnu, ir su mano protu, ir su mano charakteriu, ir su mano metais, ir su viskuo, ką aš turiu, gal viskas yra gerai. Aš tai žinau, kad su jumis viskas gerai yra, bet jums su tuo reikia padirbėti. Kad jūs iš tikrųjų suprastumėt, suvoktumėt ir išjaustumėt, kad viskas yra gerai. Va tada ir vyksta tikrasis atskleidimas. Ne kažkas kitas jūs atskleidžia. Jis neturi tokių įrankių, kad jūs atskleisti. O jeigu jūs matot, kad žmogus turi įrankį jūs atskleisti, tai greičiausiai tai yra manipulacija ir greičiausiai jis yra kažkoks narcizas. Nes jie turi įrankius pakelti moteris.